norėčiau tada paklausti tokio kontroversiško klausimo. Iš vienos pusės vaisiai turi labai daug polifenolių ir mums reikalingų skaidulų, kita vertus yra svarbus ir santykis, būtent gliukozės su fruktoze. Ar įmanoma perdozuoti vaisių, valgydami vaisių lėkštes, įvairiausias uogas? Čia žiūrint tą dienos normą. Taip, tikrai įmanoma perdozuoti, ypač pavojinga yra plakti smučius visokius vaisius, kadangi mes suardome skaidulas ir tuomet cukrai iš vaisių pasiekia mūsų kraujotaką daug greičiau. Antras dalykas, mes galime tokiu būdu suvartoti nepamatuotai didelius vaisių ir uogų kiekius. Tai optimalu vidutiniam žmogui suvalgyti 200-300 gramų vaisių, geriausia uogų, nes uogos yra žemo fruktozės procento palyginus su kitais vaisiais. Tai čia būtų tobulas pasirinkimas ir optimalus kiekis gauti ir skaidulas, ir polifenolius ir nepadauginti fruktozės ir gliukozės mūsų racionuose.